visi, šiandien yra lapkričio 4 diena ir šiandien sugrįžtu su nauja meditacija. Ši meditacija labai įdomi ir labai praktinė, ji perina per visą kūną, iš širdies centro, per visą kūną iki pat kojų ir atidaro širdies energiją, kad jinai galėtų tekėti per visą kūną ir virsti tą mūsų kūrybinę energiją, kurią galime naudoti kasdien savo tikslam pasiekti, kurti dalykus ir tiesiog gyventi pilna širdimi. Taip pat šitoje meditacijoje kalbama apie stereotipus, ypač dvasingume, ir apie pačią laiko savoką. Ir lietuvių kalbos žodį laikas ir iš kur jis yra kilęs. Kad laikas yra iš žodžio laikyti laiko. Tai kaip ta laiko linijinė sistema mus laiko, kaip iš jos išeiti ir koks yra tas organiškas, kitoks egzistavimo būdas už laiko ribų. Ši meditacija yra įdomi tuo, kad aš meditavau su šiuo akmeniu. Čia yra akmuo iš Bosnijos piramidės, iš Saulės piramidės tenais. Draugė keliavo, parvežė dovanų, ten galima įsigyti jų. Tai labai laukiu to momento, kada galėsiu prisiliesti, išmedituoti tą energiją. Tai iš tikrųjų tokia stipri, kad per visą kūną eina šiurpuliukai ir per tą visą valymą galėsite irgi pajusti, kaip tai transformuoja stipriai. Ir ta pati Saulės energija, mūsų šerdės energija, jinai spinduliuoja, apvalo ir yra labai tvirta. Mes tiesiog atsistojame savo batus, į savo pėdas ir atsiimame tai, kam esame skirti, kam mes čia ir atėjome, kad nebūtume kopijos kažkieno, kažką ataidėtume realybėje, o kurtume būtent ją savaip ir pagal save. Tai labai stipri, ta prasme, tikrai iki šiol, vien kalbant apie tai, jaučiu visas kūnas tiesiog vibruoja, šiurpuliukai malonus bėgioja. Tai tikiuosi patiks, įsikvėpsite ir lauksiu komentarų, jeigu tokių norėsit kažką pasidalinti, labai įdomus laiką išgirsti ir susitiksim vėl netrukus. Sunkumas širdyje. Pakalbėkime apie sunkumą širdyje. Kiek daug žmonių tą sunkumą patiria kasdien, jie išgyvena, su juo susiduria ir juo dalinasi su kitais žmonėmis. Tai yra sunkumas, kurį patirime situacijose, kuomet atrodo, viskas būtų gerai, aš galiu netgi ignoruoti tą situaciją, aš galiu nebebendrauti su tai žmonėmis, vengti tų aplinkų. Jeigu aš tai padaryčiau, būtų gerai, bet tada jaučiame, kad viduje tiesiog iš širdies būtų dalis išimta. Širdis nėra rami, širdis yra uždaryta. Ir jeigu bėgsime iš situacijų, mes tiesiog dalį tos širdies tiesiog išplėšime iš visumos. Ją išskaidysime, išmėtysime dalelėmis, išbarstysime po visur. Ir taip energija išplis, bus neharmoninga ir mes negalėsime vėl jos sujungti pilnai į savo centrą ir pilnai visų savo pajėgumų veikti. Situacijose, kuomet atrodo, kad neįmanoma nieko išspręsti, kuomet vyksta nesutarimai, reikėtų savęs paklausti, ar čia vien tik širdis, ar čia ir protas. Per daugybę metų, per daugybę evoliucijos ir tamsių metų, kuomet pasirinkome gyventi realybėse, kuomet sąmonė yra tankesnė, patirti šį tankumą, labai daug širdžių užsidarė. Jos apaugo tarsi lava, kuri būna sukietėję, kuomet vėsta. Išsiveržus ugnikalniui, jinai teka tvirta, kaitri, tanki, labai ryškios spalvos, labai gyvybinga, turinti kvapą, turinti karštį ir spinduliavimą. Tačiau su laiku jos paviršius pradeda vėsėti, vėsėti, vėsėti. Ir kuo toliau jisai vėsėja, tuo daugiau jisai stingsta, kietėja,
ir apsigaubia šarvais. Šarvais, pro kuriuos karštis, tėkmė, gyvybė nebegali prasiskverbti taip lengvai. Ir vyksta atšalimas. Ir tuomet, kai mes bėgam iš situacijų, mes bandome pasišalinti iš jų. Mes tiesiog atskeliam luitą ir jį išbarstom, tos akmenukus po pasaulį. Ir jie vis tiek yra sustingę, negyvybingi. Todėl problemos mes neišsprendžiame. Pabandykime atverti savo širdį. Atėjo metas žemėje, kuomet vis daugiau žmonių nori tai padaryti. Ir tai per šį kolektyvinį norą, per šį norą atverti pasaulį savo širdį, mylėti besąlygiškai, vis lengviau tai yra padaryti. Energija žemė gaubia dabar šiuo metu tokia, kuri atveria širdį. Daug kas mano, kad tai kiekvieno asmeninė problema, kas ir yra tiesa iš dalies, tačiau tai yra kaip kolektyvinis bendras žmonijos, visos žemės virsmas. Ir širdžių užverimas eina karta iš kartos per kūno evoliuciją, per fiziologiją. Ir tie energetiniai kodai, jie persiduoda vieni kitiem. Ir tas skausmas, kurį dažnai jaučiate, tai nėra būtent tas skausmas, kurį būtent jūs sukūrėte šiuo metu, šiame gyvenime. Tai skausmas, kuris keliauja per daugybę metų, daugybę realybių šioje žemėje. Ir atėjo diena, kai ši lava gali suskilti ir pro ją vėl pradėti verštis tą tikroji šiluma. Be šarvų, be apsaugų, be kiautų. Ir verštis, dalintis, šildyti, spindėti, kurti naujus paviršius, dalintis. Atkreipkite dėmesį į savo krūtinę. Atkreipkite dėmesį į savo širdį, į krūtinę zoną. Suteikite jai fokuso. Įkvėpkite pilnos plaučius orą ir į tą orą iškvėpkite. Įkvėpkite ir iškvėpkite. Ir jauskite, kaip tai vyksta iš krūtinės. Kaip įkvepiate ir iškvepiate. Kas dabar vyksta krūtinėje, kas vyksta širdyje? Koks joje šiuo metu yra paros metas? Kokie jausmai keliauja, kokia energija ten dabar gyvena. Ar jinai turi tokį apvalkalą, suakmenėjusi, sutvirtėjusi, kaip iš ugnikalnio išsiveržusios lavos, kuri pradeda kietėti, akmenėti. Ir pajauskite giliai po šią tankę lavos akmenų sluoksnių, kaip virduliuoja energija, kaip teka meilė, kaip teka visa kūrybinė jūsų energija. Kokia ji galinga, kokia ji tvirta. Ir koks plonas yra tas sluoksnis, kuris ją laiko, kuris tiesiog yra atšalęs. Nes per daug buvo orientuotas į paviršių. Ir kai viduj viskas dabar banguoja. Ir iš lėto jauskite, kaip ta tvirta energija, jinai pradeda plėstis, didėti. Ir tas paviršius, tas lavos paviršius kietasis, jis pradeda trūkinėti.
įtrunka labai tokiam smulkiom gijom, įtrunka kaip kiautas kiaušinio. Ir jūs galite tiesiog net matyti, kaip rankomis imate jo dalis ir nulupinėjate. Tiesiog paimate vieną, kitą, girdite net garsą, kaip akmenis nukeliate. Keliate vieną po kito ir to šviesos iš širdies vis daugėja ir daugėja ir daugėja. Ir ji vis ryškėja ir ryškėja ir ryškėja. Numinėjate vieną luitą, kitą luitą, abiem rankom, visomis savo jėgomis tiesiog jį taip pašalinate į šalis, 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 apvalote viską. Ir šviesa krūtinėje vis ryškėja. Ir kūnas vis labiau šyla ir šyla ir šyla. Apraminkime protą. Apraminkime protą. Leiskime šiai širdžiai, šiai šviesos energijai tiesiog apgaubti su meile visas savo kūno dalis, netgi tos dalys, kurios abejoja, jos lygiai taip pat yra apgaubtos šią šviesą. Jauskite, kaip šviesos energija iš krūtinės apgaubė visą kūną, keliauja į protą, galvą apgaubė. Apgaubė savo šilumą ir savo šviesą, apgaubė su meile, su šiluma. Kaip keliauja žemyn per kaklą, su meile apgaubė stygas, balsą, visą garso centrą, komunikaciją, bendravimą, tam, kad galėtų šią meilę skleisti visais dažniais. Jauskite, kaip ši energija keliauja toliau per krūtinę, ten, kur jos centras. Ir skleidžiasi į rankas. Perina per rankas, į delnus. Ir delnuose sukuriuoja, 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 sukuriuoja. Švyti. Tai tokie patys centrai kaip širdyje, tik rankose. Kūrybai, meiliai, apkabinimui, gyvenimui. Jauskite, kaip ši energija keliauja per pilvą, per šonkaulius. Šiluma, šviesa. Jie keliauja per visą pilvą ir sukuriuoja, įsisuka, išvalo. Jauskite, kaip jinai užpildo su meile visą jūsų pilvą. Ir kaip keliauja žemyn, užpildo jūsų dubenį. Dubenį užpildo meilę. Išvalo visas užsistovėjusias emocijas, visus luitus, visą sukietėjusią lavą. Jinai prasklaido, išvalo. Net girdite, kaip akmenų garsas sklaidomų ir transformuojamų vyksta dubenyje. Valote, 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 valote šią meilę. Ir kaip šią energiją keliauja žemyn, atsipalaidavusi per kojas. Ir tokiais maloniais šiurpuliukais tiesiog energija keliauja ir apsupa kojas, kelius, meilę. Ir keliauja žemyn, 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 per blūzdas, į pėdas. Jaučiate, kaip energija tiesiog liečia pėdas, tokia lengva, maloni elektra. Pereina per ją šilumą. Ir visas perteklius, viskas kūne, kas nereikalinga, visi akmens luitai pavirsta į dulkeles. Ir kartu su šia tvirta energijos upe
su tvirta energijos upė pereina per kūną ir įsilieja į žemę, ir įsilieja į žemę, ir įsilieja į žemę. Jauskime bangavimą per kūną, kaip jis eina ir tos bangos neša visus grūdelius, visas kalkes, viską, kas dar buvo atšalę. Suakmenėja, viskas virsta šią šilumą, šviesia, šilta energija ir keliauja per kūną į žemę. Keliauja per kūną į žemę. O žemė šią energiją įsuka į savo vidinį karštį, vidinę šviesą, į vidinę šilumą ir širdį. Įsuka ir transformuoja energiją, kuri maitina visą gyvybę. Per ilgai jinai buvo užsistovėjusi ir atėjo metas ją išjudinti. Sugrįžti laiku ir kartu laiku nukeliauti į akimirką, kuomet širdies centrai dar buvo atviri ir jie yra atviri. Per savo kūną žmogus gali valyti širdies energiją, širdį ir visą tai transformuoti žemę. Per kiekvieną situaciją, kuri vyksta galbūt ne pačių harmoningiausių būdų aplinkoje, tai pastebėti ir per kūną visą tai transformuoti. Nekaltinti savęs, kad aš pasijutau taip ar anaip, kad galbūt išėjau iš harmonijos, iš balanso, nes dvasingumas tai nėra vien gėlės. Dvasingumas tai nėra vien pozityvumas, vien tik šypsenos, laimė. Visa tai yra siekiamybė ir tai yra būsena, slypinti po visko. Bet kad ją pasiekti, reikia pereiti per valymą. Per daugybės metų, kartų ir evoliucijos susiformavusius dulkes, jas išvalyti. Ir tai kartais atrodo neypatingai gražiai, taip kaip siekia parodyti žinomasis dvasingumas. Ir taip yra pasimetama, save kaltinama, kodėl aš patiriu emocijas, kodėl visą tai nėra taip švaru, taip gražu, kaip sako, tai turėtų atrodyti. Grožis ir yra tame valyme, buvime žmogumi. Būti žmogumi šiam vieną akimirką, taip trumpai, tai yra dovana. Ir gebėti per save, kaip per energijos transformatorių, keisti tas energijas. Ir taip ne visos jos yra gražios iš pirmo žvilgsnio, bet jos savo spalvomis, savo tankumi, savo vibracijomis mokina. Ir kai per save perleidžiate, jūs jaučiate, kas rezonuoja, kas nerezonuoja. Ir kartais tos energijos būna tokios stiprios, kad įsuka ir protas įsisuka ir prasideda principai, prasideda bandymas atskirti, kas esu aš, kas esu ne aš, o dar aplinka ne visą laiką supranta tai, ką norite pasakyti, ką jūs jaučiate, nelabai priima kiekvieną jūsų suvokimą kartais. Jūs pradedate save kaltinti, kad su jumis kažkas negerai, kad jūs nepakankamai šviesoje, nepakankamai dvasingas. Tikrasis pabudimas, jis būna visoks ir jis pereina per daugybę stadijų ir jisai ne visą laiką yra toks tolygus, kaip mes norėtume. Kuo daugiau jame sukūriu, kuo daugiau jame valymo, tuo jis yra gilesnis, tuo jis yra efektingesnis, tuo jis tvirtesnis ir tuo labiau jūs išmokstate. Vien tik pozityvūs dalykai, tolygus, gėlės, skraidžiantis vienaragiai, vaivorykštės, visa tai yra gražu, tačiau tai neturi tiek mokomosios galios šioje realybėje. Kad patirti viską ir transformuoti, kaip tikriem architektam, kaip tikriem kūrėjam, reikia dirbti su žaliava, su žalia medžiaga, su kuria galima kurti pasaulius.
Jūs nekuriate iš jau pagamintų vazų, iš jau pagamintų kūrinių. Jūs nekuriate iš jau pagamintų paveikslų, iš jau pagamintų muzikos kūrinių. Jūs iš jų galite įsikvėpti, siekti tokios siekiamybės. Tai yra skirta kūrybai ir įsikvėpimui. O tik tikrasis molis, su visom priemaišom, visais purvais, visų savo netobulumu. Kiekviena drobė, balta drobė, su nelygumais, be jokios pagrindinės spalvos, tiesiog tuštuma. Kiekvienas kūrinys, tiesiog sėdėjimas prie instrumento, suderinimas stygų, natų, balsų, kad jos skambėtų harmonijoje. Darbas su žaliava tokia, kokia jinai yra. Transformavimas alchemiškai ją taip, kad jinai galėtų tapti kūryba ir jūs kurtumėte savo šviesą ir transformuotumėte patį dvasingumo suvokimą. Jis lygiai taip pat yra užkalkėjęs per daugybę metų. Tie idealai, kurie buvo siekiamybės, tapo dogma ir reikalavimas iš savęs būtent būti tik tokių ir ne kitokių, kad dvasingumas atrodo tik tais taip, kad saviugdo augimas atrodo būtent tik taip, kai jisai turi daugiau spalvų ir tai yra tik siekiamybė. Jūs dirbate su žaliavomis, jūs kūrėte, lipdote molį. Lipdote molį, galvojate, kokiu įdomiausiu būdu, labiausiai, kuris man rezonuoja, kuris yra man kartu ir malonus, ir lengvas, ir netgi stilistiškai tik man unikalus. Toksai, kokiu aš galiu sukurti kažką, kuo galiu save išreikšti savo tiesas, išreikšti tai, kas gali mane išvalyti, transformuoti šį molį, šias daleles, tą suakmenėjusią lavą, įliejusi ją šviesos, savo vidinę širdies šviesos, ją suminkštinus, sukurti kažką, kas virsta grožiu, kūryba. Kaip ir banaliai sakoma, gamtoje niekas nėra idealu. Nėra tiesių linijų, nėra tiesių formų. Viskas yra taip, kaip yra. Viskas yra savimi. Ir viskas yra tobula. Gamta pati keičiasi, transformuojasi. Jai taip pat bandoma prikišti, kad tu turi būti vienokia ar kitokia. Kad mes turim būtent išsaugoti tik tokį gamtos idealą. Kai gamta transformuojasi pati ir keičiasi, pati žemė keičiasi. Ir įsiklausyti reikia ne į tai, kas išorėje kalbama apie ją, kokia jinai turėtų būti, kaip jinai keičiasi ir kokiu būdu mes turėtume prisidėti prie jos pokyčių, o eiti per save, per savo vidų, per širdies atidarimą ir įsiklausyti tiesiogiai į žemę. Ką jinai nori per mus, per kiekvieną unikaliai išreikšti, kaip jinai nori keistis ir koks iš tikrųjų tas yra jos pokytis. Tai ne vien atšilimai, atšalimai, tai yra daugiau. Viskas šioje realybėje yra ne taip, kaip atrodo. Idealai susimaišę su kūryba. Kažkieno sukurti kūriniai susimaišę su kūrybinė medžiaga. Labai daug yra vaizdų įkvėpiamųjų, kaip Pinteresto lenta. Labai daug visko prisegta, prisikabinta, įsirėminta. Metas į tuos rėmus ne tik žiūrėti, grožėtis ir sakyti, kad tik tokia realybė yra, o tais rėmais naudotis. Klausti, kaip tai buvo pasiekta, kodėl tai pasiekta, kokios to ištakos. Ištraukti visą tai iš rėmų, sudaužyti tos stiklus ir prisiliesti prie to. Ir prisiliesti ne garbinant, ne galvojant, kad tai yra aukščiau už mus, o prisiliesti prie kūrybinio proceso, kuris ir sukūrė tą idealą. Transformuoti į ląsteles, pažvelgti gilyn.
be dialogo galvoje, tiesiog paliesti savo idealą, savo siekiamybę, savo įsirėmintą siekį. Ir pajausti energiją, jauskit kokia tvirta jinai. Kai visas kūnas nueina tiesiog bangomis, šiurpuliukais. Ir savo širdimi prisiliesti prie to, paklausti savęs, kaip buvo tai sukurta ir kodėl mane tai taip įkvepia. Ką aš iš čia galiu pasisemti siekiamybei. Spindėti, šviesti, saulę, savo viduje įžiebti. Ir toje saulėje sudeginti, tiesiog viską įtraukti, paversti šviesą, net ir savo tos idealus. Jie virsta dalimi mūsų pačių, įsisavinus ir šviesti savo šviesą, lipdyti savo kūrinius. Koks tai palengvėjimas. Koks tai palengvėjimas. Nusimesti nuo savo pečių visą naštą, visus įsitikinimus, visus sunkius rūbus. Viską, kas mus verčia atrodyti vienaip ar kitaip, ar siekti. Jauskite, kaip nuo pečių tiesiog nukrenta našta. Kaip dabar tiesiog jinai nukrenta nuo jūsų pečių. Visi įsitikinimai. Viskas jau tarnavo jums. Visa tai jau praeita. Visa tai tiesiog kaip lava buvo suakmenėjusi ant jūsų, neleido kurti, tiesiog idealais buvo jūsų kūną apėmus. Ir jauskit, kad dabar taip tiesiog sprogsta viskas. Viskas nuo pečių nukrenta. Tokia lengvumo energija. Ir iš vidaus dabar toks švitėjimas vyksta, visą tai tiesiog spinduliuoja iš vidaus į išorę. Iš vidaus į išorę. Iš vidaus į išorę spinduliuoja bangomis. Ir jūs padedate gyventi iš širdies energijos, kuri kaip centras spinduliuoja aplink kūną ir jį apsaugo. Tai ta energija, kuri yra tokia universali, noriu sakyti, protas, jinai apsaugo visą kūną, jinai išeina iš centro ir apsaugo. Ir tokiu būdu eidama iš centro, jinai jungiasi su žeme. Ir su žeme per žemę, jinai jungiasi su saule. Jauskit, kaip tai stipru. Kaip jinai per jūsų centrą jungiasi su žeme, jungiasi su saule, o saulė jungiasi su mūsų galaktikos centru. Ir kaip tai jungiasi vis tolyn ir gilin su visa erdve aplinkui. Tai yra keliavimas laiku. Tai, kam žmogus jau pradeda būti pasiruošęs. Ir tai kiekvienam ateis tada, kai jis išsivalys savo širdies centrą. Išsivalys nuo visų granulių, net jauskite, kaip paimate šepetį ir tiesiog su juo išvalote visas kalkes, viską nuo savęs tiesiog imate, va dabar ir valote kiekvieną savo kūno dalį, tiesiog valote. Valote ir jaučiate, kaip tas valymas vyksta kūne, energetiškai ir per visą kūną keliauja. Ir tos dalelės tiesiog atšoka, išsisklaido, virsta šviesa, susilieja su žeme, su saule, su galaktikos centru ir su visa visata. Ir transformuoja net patį laiką. Ir vis daugiau jaučiate jūsų pačių dalių, pačių aspektų. Ir tai nėra vien praeiti gyvenimai, tai yra daug daugiau. Tai yra tiesiog laiko kitoks suvokimas, neegzistavimas. Laikas jūs laiko. Laikas jūs laiko. Jauskite, kokia yra stiprybė šiuose žodžiuose. Laikas jūs laiko. Kaip ir visi tie idealai ir siekiamybės, laikas taip pat yra būtent toks ir ne kitoks sukurtas proto per daugybę kartų šios realybės tankios. Ir laikas jūs laikė. Todėl tai
keičiantis ir požiūriai. Praeiti gyvenimai tai yra tiesiog jūsų aspektai, visuomet egzistuojantis šalia, visuomet čia ir dabar. Ateities gyvenimai taip pat yra čia ir dabar. Ir gyvenant iš širdies, jūs einate su širdies energija ir laikas jūsų nebegali daugiau išlaikyti. Jūs pradedate kurti savo realybę. Jūs pradedate kurti savo realybę. Ir laikas jūsų nebelaiko. Kaip ir minėjome, vyksta ir kūno pokyčiai. Kūnas jaunėja, lengvėja, sveiksta, nes jisai galų gale tiesiogiai gali susijungti su savo gyvybinė energija ir jam nereikia visokių laiptelių, kaip sakėm, Pinteresto vision boards, į kuriuos galite atsiremti kažkame, viskas eina iš širdies unikalu, taip kaip jūs jaučiatės. Jeigu nenorite būti ten bei šiandien, tiesiog sakote, aš nenoriu. Ir tai nėra nei blogai, nei gerai. Būnate savimi, nes realybei reikia unikalumo. Realybė pavargo nuo kopijų. Kiekvienam žmogui duotas ne šiaip sau gyvenimas, jis duotas tam, kad jis sukurtų save. Nuo pat pradžių toks, koks jis yra, ne toks, kokį jam suteikia visuomenė. Vaizdą, vardą, šeimą, titulą, luomą, kas tai bebūtų, išsilavinimą, pareigas, tai yra nesvarbu. Susikurti save iš pradžių, nuo pat nulio, bet kokiame tarpsnėje gyvenime ir išsilaisvinti iš laiko laikymo. Ir apsijungti su Žeme, per Saulę, per galaktiką ir per visą visatą. Jausti, kokia šita stipri energija ir visą laiką yra jums prieinama. Ji tokia stipri, kad net kūnas iš džiaugsmo net graudinasi, kaip seniai jisai norėjo, kad ir protas tą suvoktų, kad šis suvokimas galų gale ateitų į sąmoningumą. Visa tai pastoviai vyksta, nes be šito ryšio ir neįmanoma šita realybė. Tačiau tai vyksta tokiam antram plane, laikant šią realybę. Ir tai visą laiką laukia, kada protas sąmoningai tai priims, kuomet įsisavins ir galų gale naudosi šituo įrankiu. Keliavimas yra ne kosmosu, ne kosminiais laivais. Susitikimas su kitomis civilizacijomis, tai vadinamais ateiviais, su savo praeitais gyvenimais. Visa tai yra ne fizinėme, kaip mums suvokiamame pasaulyje, ne per technologijas, ne per išorę, ne per idealus, o visa tai yra per vidų. Per vidų jūs gebate susitikti su savimi pačiu, su savo kitais aspektais, savo kitais kūnais, taip vadinamais ateiviais, savo praeitais gyvenimais, su viskuo, nes jūs esate visa tai patys. Kodėl žmonės kai kurie mato kūnus danguje ir jie negali to kitiem parodyti, užfiksuoti, netgi su kamera papasakoti, nes tai yra tik jo dalis, tik per jo širdį jam pasirodžiusi dalis, jo aspektai. Ir tai yra keliavimas laiku, per savo vidų ir aprėpimas viso to laiko viduje, savo visų aspektų, kokie esate jūs patys. Jie visi beldžiasi pas žmogų, su Žeme, per Saulę, per visą kosmosą. Iš šios energijos galite visą laiką pasisemti. Nurimus, įsiklausius į savo širdį. Ją apvalius, įsiklausius į Žemę. Pamačius, įsiliejus į Saulės šviesą, į Saulės centrą. Ir juo keliaujant per mūsų galaktiką, susirenkant visas savo pamestas dalis, tokias, kokios jos yra. Ir tą energiją grąžinant į šį kūną, tiek, kiek šiam kūnui reikia, tam, kad jis galėtų kurti visas medžiagas, kuriomis jis gali save sukurti.
Įkvėpimas ir iškvėpimas. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Saulė yra širdis. Žemė yra širdis. Visata yra širdis. Ir jūs pats esate širdis. Šerdis visko. Esate šerdis savęs paties.